Čia yra tokia žiūrės stovykla, nevažiuokit jūs į ją, ne už ką, man net šokas, negai normaliai kalbėti. Nevažiuokit, aš jums atsakau, nevažiuokit, atvičiaju. Neklausykit šitos. Ale tu matai. Tiesa. Žiūrėjai, matai, koks pilimas. Tai va, tu ir visas suolas čia va. Čia nuvalyk, tik viskas čia niekam nenė. Atpirko, eikti, baigti. Tok nuvalysiu ekraną. Oi, ačiū. Dėmesio, visą laiką mes čia stovykloje turim tokią taisyklę ir kurios mes nekeisime. Valgo visą laiką. Pirma mergaitės. Mes, berniukai, visą laiką su džiaugsmu užleidžiam joms vietą. Ir dar vienas toks pastebėjimas. Kas budite šiandieną? Būkit malonus, jūs šiandieną patarnaujate. Ir jeigu kažkas tai paprašo kažko tai jūs nediskutuokit, o darykit tai, ko jūs paprašote. Nes jūs šiandien pasitarnaujate visai stovyklavimui. Supratot? Taip ir gyvenkit. Sveikinsim Šarūnę, šiandien nes gimtadienis. Žodžiu, jį čia ateis ir salėje nieko nebus. Ir tada sugalvos, kad reikia pažiūrėti duris. Mes būsim pusėj padangtės ir turėsim tortą, kurį atneša Karolina. Sveiki, mėly žiūrovai. Aš jums dabar pasakysiu, kodėl verta atvažiuoti į Žalvačių stovyklą. Vien tik dėl torto. Mes kasdien valgome tortą, dėkauju. Mes kiekvieną stovyklą valgome tortus. Švenčiame gimtadienis ir linksminamės. Taigi, varome pasveikinti Šarūnės.
Gerai, dabar. Pirmas žaidimas, kiekvienas einate pas savo vadovą. Po to, po tokio garso. Arba po pasakymo, keičiamės. Visi einate ratu. Ta prasme, iš Karolinos, iš salės einat pas Martyną. Iš Martyno einat prie laužavietės. Iš laužavietės einate pas Tomą. Iš Tomo einate į salę. Ir taip po kiekvieną kartą keičiatės, nesikeičiatės. Jo, prašom. Pradedam, eikit pas savo vadovą. Be tinklo, gal nuim tinklą. Gal ir per kamalę žaidžiam. Taip, universitetinis joga. Bakalauro turiu apsigynęs, vis tiek tik neša. O, čia yra
Tai Aurimas jis gudriausias yra vis dėlto. Jisai jau į psichologiją jau jų perkandęs yra, matai, kaip jis išsidirbinėja. Ką jis daro su jais, ką jis daro. Ne, nu klausykit, aš taip gerai įsidėjau rankas. Austėja. Nebegriauš nagų, matau, jau du nusivarei. Tas nebaisu yra per daug. Dariau. Apatija. Apatija. Čia man? Jo. Kas dabar? Ko taip ramiai sėdi? Nedalyvauji. Dalyvauji. Viskas aišku. Niekas nebaisu, ne šeimą aš turiu, miške tarp uodų. Gyventi aš galiu. Ne, išgyvensime kartu. O, Šau. dabar jūs pakartokit. Aš labai ilgas, labai Šeimą aš turiu. Niekas nebaisu, ne šeimą aš turiu. Vos gyvas aš esu. Niekas nebaisu. Ne šeimą aš turiu, miške tarp uodų, išgyvensime kartu. Dabar visi kartu. Ir. Mes dabar šokam? Ne. Suprapatom šūkį. Nu, vienas, trys. Niekas nebaisu. Ne šeimą aš turiu, miške tarp uodų, išgyvensime kartu. Vau, kokia komanda. Man reikės. Ne, gerai, baigia. Pavadinimą galvokit gerai. Mes jau sugalvojom. Nu tai koks yra? Negalim pasakyti. Darbo birža, viskas aišku. Linai, maladėt. Beveik. Tiesiog priėjom išvadą, kad mes mus skaudino tai, kad mus skaudina tik artimi žmonės. Ir dažniausiai būna taip, kad mes dažniausiai žiūrim tai, kad mus skaudina. Ne, tai yra Zoli, Vismantas. Pasikuikuo, koks tu gražus. Paplojam. Tai Čia buvo lempučiai ir vienas iškritęs. pakuojame dar. Mes geriai, mes jėga, mes sugrėsim viską čia.
Geras rytas. Tau sakiau? Kaip tai? Ai, tu bacilas spės, kad skirai nelorus užkrėsti. Suspaudė, žiūrėk, nepaliks. Aš čia turėsiu prasę. Tu pati norėjai. Kviečiame jūs į giesmių vakarą, kuris vyks šeštadienį, 10 val. Grygų Šatkų sodyboje. Prašome. Oi, ačiū. Nu gal ir atės. Iki pasimatymo. Savo grupelį kada skiriasi. Jo, tie lemputės eina į vieną pusę, į kitą. Dabar dėmesio. Toliau familija. Le familija. Kita, kas liko ten. Bedarbiai, jums darbingiausia. Turgus ir visą tą kitą pusę eikit ten tiesiai. Gerai.
Čia miestas, čia Žemaitijos sostinė. Ką tu galvoji? Taip, ant 7 kalvų. Ant 7 kalvų pastatyta. Todėl bus papuolęs istorija. Pats iš Vilniaus čia buvo. Tai kaip jaučiatės tripuosi? Šiandien puikiai diena jums šiandien. Oras gražus, saulė šviečia. Viskas. Vandeniukas kviečia, aš Margarina. Jūros. O kaip čia ta jūra vadinasi? Čia Telšių marios. Telšių marios. Ne, bet tai pagal skaičių, jeigu kiek jūsų gavosi? Ne, bet ta prasme, jūs Kristina, mes čia mums paliekame. Ne, ai, ne. Tada paimkime, jeigu jūs Kristina, mums 2 duok. Nu čia dabar. Gerai, pas mūsų abidvi mergaitės. Negaliu. Nu ne. Gali. Ai, nuopolė ranką. Gerai, žiūrėkit, iškėtik. Vienas pašalė.
Pražudysi man tai žinau. Užtenka, kebra. Nežinom, daugiau įneidam. Ir pasakyk, kada jau leisi. Geriau kokį aš bet čia matos, kad kirtukas yra iš marciano. Aš 8, Rolandas 9, 10, Martis 11, Darius. Savai dėlutė yra. Viskas prisidėta. Tavo puslapį. Yes. Gerai, mes dabar važiuosime reklamuoti. Jūsų atsakomybės turi būti paimtas automobilis, terminėlės. Čia. Tada jums. Turi paimti tas narės miškėlė, paimti netgi popieriaus, nes tas miškė kažkas norės į tualetą, išsivis į tualetą. Pagal tuos numeriukus reikės Tas bus ponas iš Lietuvos, matau. Uogų nerinkit geriau, nes nusinuodysit dar.
Ką darai? Skrandu. Kur skrendi? Kitą planetą. Skaniai bus valgyti jūsų komandai. Skaniausiai iš visų. Nepamirškit ir manęs. O, malkas nešam. Did oras. O, kažkas čia yra. Kodėl jie sako, durų čigonų? Nieko, audras nebaisu. Tomai, pasidalink patirtim. Sėkmės formulė. Sėkmės formulė. 3 žodžiai. Sėkmės formulė. Išlikimo. Kamerą prašau pasakykit tai. Labai liuks. Kieno šypsena? Aurelija? Nu tai pasakyk tu ją į ekspę žiūrėk. Aurelija. Tavo labai graži šypsena. O tu taip nuleis gal?
skiriam kokie 15 minučių susitvarkymui, 20. Ir po to stotelės. Robertą jau šnekėti. Bijau kameros. Matytum tą fakelą. Dalis, soda. Tada... Soda man reikia tada savo įbūdų skrandžio turi. Druska. Ir tada prašom išmėginti. Daug reikia? Nu taip, kad priekiniai du iškristų ir viskas. Aš rodau. O jeigu prarysi? Man valyti jau? Jo. Šypsena. Čia rolio tik negalima. Išsišiepti reikia. Soda ir druska, tai visai nieko. Jeigu jau yra, tai prarysi, tai reiškia. Bet ir paprastas dar paprastas. Visai nieko. Nu kaip? Sveidas. Tai gal nereikia. Tipo gerai, tai skau. Čia šiaip. Gerai, ne? Iš kelių dalių. Čia pragręšit, kaip išdarysit. O jūs? O aš. Nu tai prašom, praeikit. Vakare, susitikime prie to. Ir suolų kiekvieną grupę savo atskirai. Ir vakare prie laužo čia galėtų. Yra jau liepsnelė. Yra, vakare patikrins. Bet tu dar padaryk, nepadarysi. Viską sumaišai. Gal aš tada pastą. Druska. Soda. Beveik pyragas. Nu ir kaip? Neypatingai. Paragavai. Nu kas kaip valo dantis, o ne tu per liežuvį. Nu. Taip, reikia, vis užsidirbs juodai. Bet kažkaip tai
aš jo, bet ne. Vyrukai nenutrauksit. Ir pažiūrėk kamerai į akis. Man tai galėjai raksyti klausimą. Aha, varyk! Ateik čia. Kur leisi? Tu eik. Ją paleisk. Žiūrėk. Gerai. Greičiau. Liup, dai. Plaukai svarbu, ar yra normaliai? Normaliai. Gerai. Viskas tvarkoja. Šiek tiek daugiau nežaisiu, kad taip smalsu. Gerai, trys. Kokia yra mitri šita? Darbas yra. Du šonai jie tampa. O tu su koja pabandyti. Svara pervesti.
istorija. Jeigu pradėtų gyventi, tai čia kitas klausimas.
Neturiu kitų vien. Ar teisėjas esi? Ką galima pasakyti? Nu, porą žodžių apie gyvenimą. Mes šiandien švenčiam Sabadotų dieną. Taip. Ir pradėjau kostiumus pasirinkinti. Jam padindavos kovinės sulyginti. Buvo nemokamai, rinkdavomės Yra koja. Короче, третій. Reikalai persirink, būtume nusifotkint. Ir 3 šnekas. Labas rytas, su jumis laidelė Sekmadienio puzlė. Šiandien puzlės laidoje matote puzlę iš Mikės Pūkuotuko filmuką. Pasižiūrėję į kairę, matote, kad Mikė Pūkuotukas guli prisikirtęs daug statinių medaus. Matote į kairę, o jums į dešinę. Gerai, tada man į dešinę į kairę matote, kad jo draugai ateina ir bando jį pakutėti štai su šitu šapeliu. Mikė Pūkuotukas taip saldžiai įmigęs, kad nieko nejaučia. Absoliučiai nieko. Net vėjo šlamesio. Tai tiek su jumis norėjau pasidalinti. Absoliučiai. Absoliučiai nieko. Tai
Tai gerai, iki absoliučiai kito sekmadienio. A jokių laidos svečių neturit? Ne. Aš pati sau faina. Ir be svečių. Jeigu nebus jokių interviu. Ne. Aš pati sau faina. Tai uždarykit tada laidą. Uždarau. Ir 3, 4 iš parašiuto. Balas. Visi. Kiek čia turim? 5 ne. Nepateksi Arnai į kitą etapą. Ar su šitais murzinais, ar su mano mėlynais bėgimo bateliais? Su šitais. Gerai tada. Ne, eik persimot vėl. Išsiners vis tiek, ką jūs čia pinat. Labai prizas vertingas. Tik Vilniuje. Ir tik 9,99. Akcija šiandien. Du neliečiamybę turi, nu, Saimis jau lupamas būtų. Kad jis jas laukia. Kad jis įsipinė mane. Mes su Marija. Marija jau lipus, aišku, daug kartų. Jo. Gal ko tik antrą kartą gyvenime lipsi. Mane lipti? Nu taip, kaip jaučiu. Neliečiamybė, kas daro ir kas vienas laukia. Nu, laukti gali. Bet tu jau, kaip sakant, ant mėsos esi. Aš nugriūsiu, mirsiu, slūšiu ir bus šamputės. Bus tuoj pamatysiu. Jūs daug šnekat, aš pastebėjau. Mažai vyksta. Aš jau neliečiu. Jau dabar neliečiu. Dabar Marija dar nepradėjo. Kol jinai nepradėjo, tada to. Nu. Viskas, kiek davė pinigų. Kryžvė. Rimkut gretut. Čia varykit. Žiūrė, jau kapoja. Dykšt. Reikia bėgti, reikia lapinį. O tai šitą čia reikia išveršti. Prieš lipant į senelį labai gerai, svarbu žinoti. Žiūrėkit, mesas ir. Labai greitai kaip Marija.
Žinokit, nesulauksiu. Šiaip tai Simoną gali biškį padaužyti. Padaužykit Simoną. Antrasis ruošėsi. Šie bėga jau priedis. Žiūrėkit, Darius. Aš neužlipsiu, jūs manęs neišlaikysit. Pasaugit savį, droškite 15 minučių. Ja. Parašą padėti. Miškinis, ne? Aha. Gerai. Kol kas atsidarė sąskaitas? Reiškia taip. Bedarbį atsidarė 2 sąskaitas, skiriai 0, La Familia 1. Bedarbiai jau turi 3 šimtukus. Tas bankininkų darbas sunku. O lempučiai Miškinis 100. Tai va, pirmauja lyderiai šiuo metu yra bedarbiai. Ačiū labai. Keista, bedarbiai lyderiai. Kiek pinigų turi? 200. Nu, turi turėti kažkur. A neturi pinigų? Tarėmės, kad važiuoja reikia. Važiuok į akis. neužlipau sieną. Važiuok į akis. Neužlipai sieną? Ar rimtai? Pirmoji ligonė. Pirmoji? Kaip jaučiatės? Kaip ligonė? Nesveiki. Edvi, bus greičiau, žinok, jeigu tu iššoksi. Iki čia grįžta atgal. Kas pirmauja? Negalim pasakyti, čia yra konfidencialu. Ai, bankas saugo. A jūs taip žiūrit, taip
stambiom kupiūrom eina. Šiaip jisai groja. Čia dainuoja. Eina aš atnešiu mykščiai. Karočią stovėjau prie kempinės, supranti, neišgavau į kempinę, vandenį tada įsidažiau. Karočią parnešiau. Pam! Viską, sugavo. Į kur patai? Čia, žiūrėk, čia. Yra. Man čia iš tikrųjų jau taip reikia. Čia esate sukapoti. Naujas mados pirštinės. Gal jis po išlikimo gamtoj? Jo, būtent. Bet išlikom. Mašas sužįsti, bet išlikom. Išlikot? Išlikom. Ir išysim kitą. Kaip nuotaika šiaip? Super. Apart to, kad rankos ir jau nepagydomai. Paloštų atnešiu. Kiek pinigų? Kiek? 100. Kiek už vieną ranką duoda? 100. 100. Atnešiu 500. 500. Laisvai. Aš fiksuosiu. Gali biškai žinot. Bet tai kai gerai žmogus gina, ne? Tu stovi ir vienas, su kitu keičiasi. Keičiasi? Čia pilna valelė reikia varyti. Tu esi nuostabus žmogus, bet tu turi vieną minusą. Davai, man jūs nufakint su ją. Charakterį? Ne, kokį? Karolina, Saimonas. Aš žinau. Faktai. Kuriam žinai buvo? Baudį. Ėmėm rimtesnės priemonės spiritą. Salicilio spiritą. Jo, biškai gurkštelėm ir biškai. Bet ją galima daug kartų. Servetėlė. Reikia eiti. Jei turiu vieną, minusą 2. Vieną.
Tokį gerą. Žiūrėk, viršiukai, mes abu turim po vieną. Minusiukai, viršiukai, minusiukai. Nu tai, dabar kokį tiltą ten prameskit. Kiek uždirbai? Jo. Įnešiai? Įnešiai? Bėg. Mušo. Manau, kad čia viena ramiausių užduočių. Ir mažiausiai žmonių čia renkasi, nes gana ilgai užtrunka. Ir kiek mačiau technikų, tai viena geriausių kažkaip lyg tai panašiai plaukti kaip su baidarėm. Taip ir kluoti. Būtent kaip ir matom šitam pavyzdį. Jo, tai gana greit. O šiaip tai dar galima taikyti, bandyti atsistumti nuo dugno, kada galima, o jeigu ne, tai paskui bandyti jau ten kažkaip kaip su irklu, kaip su valtim. Ir kiek jūs išdalinot pinigų iki šiol? Apie 12. Apie 12 lapelių. Ja. Ir čia nesiseka dabar grįžti vienai merginai. Oi. Susipažinkim, kuo jūs vardu? Ačiū, ačiū. Ale. Sakau, Deivi, sakau, mane valis dėlio, kaip kuris koja, viskas, kad pilna kišenė, tu 6, gyvent 5 buvo. A tai tu nunešiai 6? A, tai čia rekordininkė. Ne, 5 nunešiau, kažkas 6 nunešiau. Neskiaudė manęs, praslydo. Nu, tai čia moki būdų. Nu, jie stovi. Aš vieną kartą buvau nešęs 2. Nu, ne po vieną, ne taip jau. Nesismulkinė, ne? Bet tik vieną kartą. Marija, bėg! Marija, bėg! Marija, bėg! Ar viską Marija atiduodi? Biznis eina. Šiuo metu nebėgite į banką, nes yra pavojinga. Nu kiek žiūrėk, jau 4 esate? 1, 2, 3, 4. Tu nes? Stalinas Hitleris daro plastinę operaciją. Bando ištryti savo žiaurę Stalino prigimtį. Taigi depiliuojasi antakis. Bando suplotinti juos. Ir daro tarpus ar Tiesiog. Ei, Stalinai įsikalėdavo. Ačiū! Karolina, papasakok, kokios yra nūdienos tendencijos jaunimo. Labai mėgsta ateiti per dėliotis, norėjusi medaus, išvirtus. Ir ką, žinau, čia. Šiaip gan sukčiauja. Tokia gana nesavarankiška, nes nemato, kad kur antrą puzlę padėta. Čia ne vienas žmogus. Ai, vis tiek faini. Ar gal yra kažkokių tai nusistovėjusių lankytojų, kurie pastovėjo? Aha, yra. Tai kas jie tokie? Gruzinas, Varšelis ir dar kažkas. Gruzinas, Varšelis. O dar kokia mergaitė, nežinau. Ar Marija yra dažna lankytoja? Nelabai. Ne. Aš lipti įsimeręs dažnai. Pirmą kartą. Tai va. Tomas pasakytų, kad tenais. Yra dažna. Čia jeigu vienai laukišnys pažiūrėti ir praeisi. Dalė man padeda. Pagalbininkė.
Liuksai. Ar tai, kad čia Manto gimtadienis? Kokio? Činsko? Jo. O pasveikinai? Aš? Aha. O tu? O pasveikinau aš. Kaip? Aš ant Facebook'o sienos parašiau. Ai, rimtai. A, rimtai. Tu kada tu internetą gavai? O tada, kada buvo pagada. Kažin per priežaidis. Mes normaliai Buvo. visi laukiame ir beliko mažai minučių ir sako, mes sakome, jeigu įlipsime su drabužiais, gal duosite 5 ar 6. Nu, iš pirmo tenais pakalbėjom, kad jis nenori duoti. Kas tas jis? Tomas. Tomas nenori duoti tenais daugiau. Nu, bet mes išprašėme ir su drabužiais, kad duotų mums 6. Ir aš pasiėmiau, priejau, įkišau kojas į vandenį, žiūriu labai šlapia ir šalta. Nu nieko, galvojau, kojas jau sušlapau, viskas, galvoju, reikia nerti. Nu ką, aš įlipau iki kojų, įkritau, pradėjau plaukti. Tada ir Tautvydas įlipo ir mes visi buvom šlapus abu su Tautvydu ir va. Ai, ką. Ir kiek gavot lapelių? 12. Ir po to dar Aurelija varė, tai gavo 2. Ir po to dar varė, tai dar 2 gavo. Tai va, kiek parsinešėt? Parsinešėm, aš praganiau 3, parnešiau 4, nes mane numušė. Kas? Algydas. O Tautvydas jau buvo grinai šalia pergalės, kaip čia ne pergalės, o šalia tikslo, bet jam buvom pataikę iš kojinės. Tai va. Ir kiek jis prarado? Jis 8 prarado. Tai reiškia, atnešta buvo... Taip, o Jonas tuo tarpu atnešė 19. Čia buvo planas toks, taip, rekordas. Čia buvo mūsų planas. Tai ir jis suveikė. Taip. Nu, bet gal į prūdą iššokot kažkaip? Nušokom. Ten tokia korupcija biškai vyko su Tomu, žinai. O, nu, man jau pas Šarūnė biškai buvo užsiminus. Ką užsiminus? Kad gavot jūs biškai. Viską išpasakoji? Rimtai? Tai kokia jie? Nu, tai dabar gali papasakot viską tu. Ne, aš smulkmenų nepasakosiu. Smulkmenų jums nereikia. Ko aš norėjau, aš ne čia, tai jau man reikia rankas pasiimti. Paskutiniai pietus. Liuksas. Aš čia dariau pats furvės viską. Tai jo, aš irgi bandžiau padaryti, bet man sukaukė jisai. Dabar pagal programą reikia. Ašarų metų. Kas tai tokia? Aš pas tave laikas. Ši stovykla man paliko daug įspūdžių. Aš buvau 3 stovyklai ir šita 3 stovykla man pati šauniausia, plus pati įsimintiniausia. Aš sutikau daug naujų žmonių, tikiuosi palaikyti su jais ryšį. Buvo nuostabios
paskaitos, sužinau daug apie meilę ir turėsiu šitą žinias, tikiuosi pritaikyti. Po to palinkėčiau stovyklos dalyviams, kad viską, ką jie girdėjo šitose pamokėlėse, kad apie meilę ir apie viską, kad jie šitą atsimintų, kad nešiautų su savim, kad nepultų stačia galva į meilę, nes gali būti skaudinti ir po to nežinia, kur gali pasibaigti. Jo, tai daug nesiplečiant. Tiek, viskas lošo. Sveiki, čia Simonas. Taigi, manęs paklausė, kodėl man patinka ši stovykla, kodėl aš atvažiuoju. Visų pirma, neatvažiuočiau, jeigu man nepatiktų, aš jau daug kartų esu čia buvęs. Labai patinka visas darbinis kolektyvas, tai vadovai, šios stovyklos, kaip sakant, didžioji galva, ponas Grigas Robertas. Didžiulė pagarba jam. Po to, ką aš išsivežu iš tos stovyklos, išsivežu puikią nuotaiką ir aišku, būtinai atlėksiu čia kitais metais. Draugams palinkėčiau geros likusios vasaros, gerų metų ir aišku, mes būtinai susitiksime kitą vasarą čia, šioj salėj ir pratęsime tą mūsų nuotykį. Ai, be to, va, žiūrėkit, arbūzą gavau. Arbūzas, žiūrėkit. Čia mes gavom iš Bobos pirmos vietos. O, čia tiek stengiausi ir pirmą vietą laimėjom. Ir gavom tokį arbūzą. Ką? Na, man stovykla labai patiko. Aš šiandien pirmą kartą stovykloje buvau Myte. Buvo susitikimas. Šiaip labai žmonės faini, visi aplinka gražiai sutvarkyta, tikrai Robertas labai sugalvojo visokių daug užduočių ir žaidimų ir labai geros paskaitos buvo. Dėkui visiems, kurie ir Giedriui, ir Aurimui, visiems. Ko aš palinkėčiau visiems draugam. Na, tikrai daug naujų draugų įgijau. Susipažinau iš kitų miestų žmonėmis ir ko palinkėčiau, tai nepamiršti vieni kitų, nes juk šitaip gerai susipažinus, susibendravus beveik neįmanoma. Tai ir toliau palaikyti tos santykius. Ir tiek. Man stovykla labai patiko, buvau pirmą kartą. Labai sudomino, ypač tai, kad yra labai mažai žmonių šitoje stovykloje ir visi labai susibendrauja. Tai yra didžiausias šios stovyklos pliusas. Taip pat labai patiko, kad ši stovykla labai yra suinteresuota į Dievą. Labai daug naujo sužinojau, labai įdomios paskaitos. O kitiems tai linkiu čia būtinai apsilankyti. Dėl to, kad labai įdomus žmonės čia yra, draugiški. Ir išmoksit gyventi miške, nors ne visai, bet vis tiek. Tai vat, tiek. Sveika. Iš tiesų, mano įspūdžiai apie šią stovyklą yra nesveikai geri, nes jau vien išlipęs iš mašinos, aš jau visiškai atsikvėpiu, visiškai atsipučiu ir žiauriai pailsėjau, nors tikrai nesidėjau vietą, tikrai dirbau, tikrai žaidžiau, tiek sportavau ir netgi susižaidžiau, malkas kapau. Tai žodžiu, buvo žiauriai faina ir tiesiog aš nei nieko nekeičiu, nei nieko nepridėčiau, nes jau vien tai, ką Robertas čia daro, yra žiauriai nuostabu ir aš esu jam be galo dėkingas. Tai buvo viena geriausia stovykla mano gyvenime. Ir aš palinkėčiau čia susirinkusiems žmonėms to, kad mes nebeišsiskirtume, ta prasme, vis palaikytume ryšius vieni su kitais, nes tikrai jaučiau, kad šita chebra yra žiauriai gera, tikrai žiauriai gera. Ir realiai, tikrai norėčiau su ja praleisti visą likusį gyvenimą. Tai tikrai noriu, kad mes visi dar ne kartą susitiktume, kad palaikytume ryšį ir kad būtume kartu ir džiaugtumės tomis akimirkomis, kurias turim. Ačiū, jau. Ajau?
Mano palinkėjimas būtų toks ateinančioms kartoms, kas čia stovyklaus ir stovyklautojams, su kuriais praleidau dabar laiką, tai taip pat palaikytume ryšį vienas su kitu, nes jaučiu, kaip visi susidraugavom, visi tapom labai artimi. Tai gaila, kad čia buvo jau paskutiniam dienom tas fainiausias akimirkas. Bet tikiuosi visi mane pasikvies į Facebooką ir bendrausim. Na gerai. Ir palinkėjimas jaunimui būti labiau organizuotas ir labiau rinktis stovyklas ir užsirašinėti tik tada, kai atvažiuosit. Palinkėjimas, kad stovyklose praėjęs laikas nebūtų pamirštas ir kad tiesiog jie patys siūlytų idėjas, ko nori stovyklose, ko jiems reikia stovyklose ir pagal tai atsižvelgdami darytų tas stovyklas. O linkėjimai jum visiems ten, kurie žiūrit, tai čia atvažiuoti, pamatyti, sudalyvauti ir tikrai, manau, nepasigailėsit, nes šitas laikas praleistas, tai tiesiog, išlieka širdį ir manau, tikrai nei vieno nepalieka abejingų. Tad ate ir lauksim kitą 2014 metų vasarą. Tai va, mano įspūdžiai čia labiausiai tai patiko žaisti futbolą ir tinklinį. Kažkaip, ypač futbolą, nes labiausiai, kaip gavos kažkiek ir niekad nežaidžiu. O šiaip tai, labai įdomi buvo su traktoriuku pasivažinėti. Šiaip, ką aš galiu parekomenduoti, gal tik, kad pasiimkit vis tiek 2 miegmaišius, o ne vieną. Ir nekabinkit kojinių ten, kur yra pirtis, nes mano tai dingo. Ir būkit tvarkingesni negu aš, nes aš viską pametu. O šiaip, prie palinkėjimų dar, gal tiesiog linkiu, kad atvažiuotumėt čia su gera nuotaika, nes tikrai yra čia ko pasisemti ir tų paskaitėlių. Ir dvasiškai, ir fiziškai išbandyti save kažkaip ir sporto srity ir galbūt gal šiek tiek meninė prasme. Tai o palinkėjimas, tai dar koks, net nebežinau. Tiesiog reikia geros nuotaikos ir manau, to užtenka. Tiesiog atsiveškit čia gerą nuotaiką. Roberta? Labą dieną. Žodžiu, šita stovykla buvo viena iš geriausių. Šiaip žiūri, man patiko. Labai faina kompanija. Turėjom nuostabų giesmių vakarą, žodžiu. Oras, kad ir nebuvo labai puikus, bet buvo viskas labai fainai. Jaunimo stovykloje buvau pirmą kartą ir man labai patiko. Visi žmonės labai draugiški, labai patiko ir susidraugavom. Labai jiems dėkoju ir visiems vadovam ir visiems, kurie prisidėjo prie šios stovyklos. Norėčiau palinkėti sėkmės gyvenime, meilės tai yra. Eikit su Dievu, stiprybės jum ir tikiuosi susitiksim kitais metais stovykloje. Ačiū už stovyklą.